Visą tavo bėgiko karjerą buvo momentų, kai norėjai mesti? Bėgu po 200 km per savaitę, bet būsi padaręs, ką tu gal kažkada labai svajojai, netikėjai, kad tu net gali tai padaryti. Tai bėgu 100 km, 12 valandų, subėgęs 24 valandas. Čia aš visai nieko bendro su sportu neturėjau. Ir kada supratai, kad tau nebeužtenka normalių distancijų? Sveikatėlė. Sveikatėlė. Labas, Tadai. Labas. Sveikas atvykęs į 77 erdvę mūsų pokalbiui šiandien. Bet prieš pradedant, aš norėčiau tau pasiūlyti susiplakti po kokteiliuką. Puiku. Koks tavo santykis su kokteiliukais yra? Su tokiais tai geras, su kitokiais nelabai. Nice. Šiandien mes turime iš Papildisto vasto elektrolitų. Turime ananasų ir braškių skonį ir citrinų. Kokį renkiesi? Ananasų ir braškių. Super, mano šitas irgi mėgstamiausias. Mano irgi mėgstamiausias. Nice. Tai klausyk, kol plaku kokteiliuką. Jeigu tau reikėtų trumpai save pristatyti ne kaip sportininką, kaip save pristatytum? Tiesiog esu paprastas žmogus, dirbantis paprastą darbą, bet šiaip esu labiau kaip sportininkas. Tai tiek. Ir ką tu sportuoji? Tu bėgi? Bėgu. Gal aš pats. Kasdieninis dalykas. Jo, bėgu, aš esu ultra bėgikas. Bėgu ilgas distancijas, kurios yra daugiau negu 50 km. Tai bėgu 100 km, 12 valandų subėgęs 24 valandas. Ok, gerai, prie 24 valandų bėgimo dar prieisim, bet papasakok, kaip bėgimas atsirado tavo gyvenime. Bėgimas mano gyvenime atsirado visai random, galima sakyti. Vieną dieną Facebooką įsijungiau ir žiūriu, kad chebra, aš visai nieko bendro su sportu neturėjau. Įsijungiau Facebooką, žiūriu, kad chebra kažkur tai varo žiemą maudytis. Į Eketę. Galvoju, oba, reikia pabandyti. Nu ir taip gavosi, kad nuvariau, ten pirmą kartą šokau, tada labai patiko. Klausiu, kaip čia jūs viską veikiat. Nu tai sako, antradieniais, ketvirtadieniais bėgam 4 km ratuką ir tada šokam į Eketę. Nu taip aš ir pradėjau bėgti. Pirmi 4 kilai buvo tokie sunkus labai, bet ant tiek užsikabliavau, kad ten bėgau, nežinau, kiekvieną dieną gal 90 dienų iš eilės ir šokdavau visada į Eketę. Taip didėjo atstumai, paskui atsirado treneris, nu žodžiu, viskas po biškį ir išsirizuliojo, kad dabar va bėgu taip, kaip bėgu. Prieš kiek čia laiko buvo, kada tu pradėjai? Prieš 7-8 metus. Ok. Ir kada supratai, kad tau nebeužtenka paprastų, normalių distancijų? Tai buvo tikslas subėgti maratoną iš 3 valandų. Atsimenu, subėgau ir tada supratau, kad noriu bėgti ultra, pasibandyti kažką ilgesnio negu maratonas. Tada buvo Kuršių nerija 70 km, tada irgi gerai pavyko, ten atbėgau iš pirmo karto 7 ar 8, aš dabar neatsimenu. Ir tada supratau, kad aš noriu bėgti ilgiau negu maratonas. Nu, tai va taip, distancijos ilgėjo ir dabar esu, kur esu šiai dienai. Nice, už tai ir išgerkim. Sveikatėlė. Sveikatėlė. Žiauriai geri. O, šitas skanus labai. Labai. Kada bėgime prasideda nebe kūno, o proto darbas, kaip tu galvoji? Tai jau čia, kaip prasideda ilgosiuose bėgimuose, galima sakyti. Nes kaip tu bėgi, tarkim, pusmaratonį tenai, tai tau nieko, bet jau, kuo daugiau bėgi, tuo labiau protas sako stop. Tavo kūnas iš tikrųjų yra paruoštas, o protas visada bando tave sustabdyti, kam tau to reikia, gal jau užteks, gal jau taip, tai va, realiai yra pagrindinis darbas ultra bėgimuose su protu. Na, aišku, dar skrandis daug įtakos turi, bet šiaip protas pagrindinis dalykas. Tai jeigu tu su juo susitarsi, tai tu gali viską iš tikrųjų. Kaip tu susitari su savo protu? Turi kažkokias technikas, nežinau, praktikuoji meditaciją prieš, po, per bėgimą? Dabar prieš paskutinės varžybas, tai kvėpavimo praktikas pradėjau naudoti, tai man visai padėjo, seminarus klausiau apie streso valdymą, ten visokius, tai iš tikrųjų viskas susideda į vieną dalyką ir dabar kažkaip pavyksta biškį save suvaldyti, nes seniau tai labai būdavo didelis nerimas prieš varžybas, stresas. Ir tiesiog taip pakišdavo koją, nes būdavo per aukšti tikslai įsikelti irgi daro tau blogą įtaką, nes tada tu įspraudi save į rėmus ir, žodžiu, paskui labai viskas nesiseka būna. Tai, žodžiu, reikia šiek tiek labiau atsipalaiduoti, kai visą tai darai. Kaip tu pasirenki, kada tu ilsiesi, kiek tu treniruojasi, ar tu pats susistatai savo treniruotės? Ne, tai čia visos treniruotės, viskas yra sudėliota pagal planą. Jas tau ruošia treneris? Jo, treneris viskas yra sudėta, aš jau žinau, viena savaitė būna lengvesnė, kita sunkesnė,
aš jau žinau, ką kiekvieną dieną, tarkim, atsikėlęs, ką turėsiu padaryti ir tiesiog darai viską, kas parašyta. Žodžiu, tu turi kaip savo kokį kalendorių ir viskas yra, tu šiandien turi padaryti tą ir tą ir tu darai, susidėlioji laiką, kad viskas spėt, nes daryta darbas, kiti dalykai. O kaip tau lieka dar jėgų ir laiko dar paprastam gyvenimui, tai darbui, šeimai? Tai viskas yra sudėliota minutėm, šeimai dabar mažiau laiko, bet šeima žino, kad varžybos tuoj ateis, aš subėgsiu ir tada bus vėl viskas ok, nes pasiruošimas trunka kažkur taip grubiai 3 mėnesius. Nu jau rimtas darbas, kada tu daug bėgi iš tikrųjų, dabar va tai bėgu, dirbu, miegu, ten savaitgalį šeimai ir viskas ir toliau per naujo sukosi. Bet ateis tuoj metas, kada va, gegužės 30 varžybos, kad aš subėgsiu ir po to žinau, kad bus su šeima, vos ne visą vasarą bus ramesnė. Tai taip ir gyvenu, o taip jo, sakau, kiekvieną dieną viskas yra kalendorius, ką tu turi padaryti, atsikeli ir darai, jo, ir būna dienos minutėm sudėliotos, nu ta prasme, nuo A iki Z viskas susidėlioji, kad viskas spėti, nes būna bėgimai ir 5 valandų, ir 4, ir 6 valandų, tai dar būna kartais, kad ir dirbti reikia, ta prasme, ne kartais, o kiekvieną dieną. Tai taip kažkaip stengiasi, sukiesi ir darai. Bet nesiskundžiu nieko, man patinka viskas, ką aš darau ir tiesiog norisi pasiekti geresnių rezultatų ir tiesiog. Aš tuom gyvenu. Bėgimas yra mano gyvenimas, taip galima pasakyti. Tai dabar gegužės 30 tavęs laukia 24 valandų bėgimas. Taip. Nebe pirmą kartą bėgsi 24 valandas? Ne, bėgau, galima sakyti trečią, nes pirmas kartas, kai bėgau, nepasisekė, sustojo skrandis, teko varžybas nutraukti po 12 valandų, tada nubėgau tik 135 km. Ir tada labai į tokią duobę įkritau, buvo psichologinė trauma, kaip čia taip atsitiko ir taip toliau. Ir va praėjus gal 2 metam ar kiek, aš nusprendžiau pabandyti dar kartą. Iš tikrųjų, Gitana, draugė, nesugalvau ką bėgti, sako, va, yra pasaulio čempas, sako, gal tenai pabandyti, nes turėjau tokį kaip ir normatyvą 12 valandų, su kuriuo mane paėmė į tas varžybas. Ir pabandžiau ir pavyko puikiai antras kartas ir dabar, žodžiu, nusprendžiau, kad čia mano mėgiama distancija, kaip pasakyti, kurią aš noriu tikrai bėgti, nes nesijaučiu savęs realizavęs iki galo. Ir dabar noriu subėgti daug geriau, negu buvo prieš tai. Tai va tą ir pabandysiu padaryti. Labai fainai, labai to ir linkiu. Ačiū. Visa mūsų bendruomenė, žinok, bus už tave ir tikrai tave palaikysim. Lygtais minėjai, kad 2-4 valandų bėgimui taip jau labai iščirai ruošiesi 3 mėnesius. Kaip čia ruošiuosi, galima sakyti. Visą laiką? Jo, visą laiką, bet toks pats pikas prasideda 2-3 mėnesiai jau prieš varžybas. Jo, ar galėtum kaip nors trumpai papasakoti, kokie būna tie 3 mėnesiai? Ar gal išeini iš darbo tada? Ne, norėčiau, bet reikia kažkaip tai dar ir pinigus uždirbti. Bėgimą man niekas nemoka, tai, žodžiu, turiu įsipareigojimų, tai tenka dirbti. O gaila. Tai ką, tai būna taip, viena savaitė lengvesnė būna, kita sunkesnė. Kada būna sunkesnė savaitė, bėgu 2 kartus per dieną, ryte vakare 6 kartus per savaitę, tai 12 kartų gaunasi. O lengvesnė savaitė, darbo dienom bėgu po 1 kartą, nes anksti tada keliuosi, trūksta miego, tai žodžiu taip susidėliojom, kad viena savaitė lengvesnė, kita sunkesnė. Plius būna fizinės treniruotės, bendro fizinio, jėgos treniruotės, mobilumą darau, žodžiu daug iš tikrųjų to sporto, tarkim, praeitą savaitę gavosi 20 valandų sporto. Tai čia buvo sunkesnė savaitė. Tai gavosi grubiai apie 16 valandų bėgimo ir kažkur 4 valandos mobilumo treniruočių, bendro fizinio ir taip toliau. Tai va, taip ir viskas vyksta. Per tuos 3 mėnesius keičiasi tavo mityba? Jo, mitybą stengiuosi prisižiūrėti. Aišku, kaip jau pasiekiu piką, kada bėgu daug kilometrų, tada labai sunku būna, nes tu realiai nori valgyti labai daug visko. Šiaip taip, kaip būna, kaip mityba sudėliota, tai būna tenai, tarkim, daug jautienos, ryžiai, tenai makaronai, stengiasi sveikai valgyti, bet kai tu jau pasieki tos didelius kilometrus, jau tau atrodo, bele ką, duokit jau, subėgi longraną, pica, dar tas, viskas eina į trasą. Tai stengiasi kažkaip laikytis, bet visko būna, tikrai visko būna. Su mityba sunku. Praeitais metais buvo labai gerai, ten viskas idealiai pavyko, o šiais metais jau kažkaip sunkiau, nežinau kodėl, bet gal kūnas jau žino, kas jo laukia ir kažkaip jau kitaip jis reaguoja į tą visą maistą, nežinau, kaupia savyje, nežinau. Jo, kaip taip. Nice. Kiek kilokalorijų sudegini per 24 valandų bėgimą ir, pavyzdžiui, per sunkios savaitės treniruotę? Per 20 valandų bėgimą, tai man atrodo, aš nebeatsimenu, bet gal 18 000 ar 20, iki 20 000, man atrodo, buvo.
O tarkim, šeštadienį bėgau 81 km, tai sudeginau 5700 lygtai kalorijų. Šiaip kažkur žiūrėjau, Garminas rašo, kad vidutiniškai per dieną sporto metu sudeginu 1700 kalorijų. Tai būna visokių tų dienų lengvų, sunkių, tai kažkur taip vidurkis 1700. Su kokiu patiekalu atšventi 24 valandų bėgimą? Yra kažkoks savo guilty pleasure, kurio tikrai lauki ir apsidovanoji juo, ar Žinok, po to bėgimo jau nieko nesinori? Nieko nesinorėjo, man atnešė, kai buvom pasaulio čempionate, atnešė kambariokas maisto, padėjo gale lovos, aš ant tiek tingėjau tą maistą pasimti. Nori valgyti, atrodo, bet nepaėdi, tiesiog atsikelti jo pasimti. Tai ir tai realiai grįžti į tą gyvenimą po kokios geros paros, po pusantros jau pradeda vėl skrandis dirbti, viską veikti, tai apie maistą iš tikrųjų po varžybų net sunku. Organizmas turbūt patiria didelį stresą, adaptuojasi ir užsirakina. Jo, stresas būna didelis tikrai. Ok, šponkė, ateik čia. Šponkė? Jo. Blema, geras. Bridžė, ateik pas mane, šponkė pavydė. Ateik. Gerai, o kaip tu atsistatai po savo bėgimų? Kas labiausiai tau padeda? Labiausiai tai padeda man atsistatyti turbūt pirtis. Nu, čia kalbant apie longranus, nes kiekvieną po šeštadienį bėgu longraną, sekmadienį einu į pirtį. Tai po tų tikrai ilgų longranų, po antro užėjimo į pirtį, po kontrasto viso atsileidžia, jaučiasi visos sausgyslės, raiščiai, nežinau, man tikrai pirtis labiausiai padeda. Aišku, papildai, geras maistas, viską sudaro, bet tas toksai kuris iš karto, kad aš pajaučiu, kad jau tikrai pagerėjo, tai yra pirtis ir jo kontrastas visas, pirtis ir ledas. Labai dažnai sveikuoliai šiaip atmeta kavą, nustoja ją gerti ir sako, kad čia velnias yra kažkoks, bet... Man tai tinka. Aišku, reikia prieš varžybas riboti tą biškį kofeiną ten paskutinį mėnesį, bet aš tai taip... O kodėl? Nes tu vartoji per varžybas kofeiną ir kad jis geriau veiktų. Nes jeigu būna tavo kūnas pripratęs tiesiog prie jo, tai būna netoksai, žinai, netoks tas poveikis. Ok. Kai bėgi 24 valandas, ypatingai turbūt vis tiek didžiausias iššūkis, ar turi kažkokį vidinį dialogą ir po kurio laiko ateina tyla prote ir ar jie ateina? Oi, būna tas visas bėgimas, kai amerikietiški kalneliai, tai tu tenai turi dialogą, ten save įtikinėjai, tarkim, subėgu tenai, tarkim, 100 kilometrų, paskui subėgu antrą 100 ir paskui buvo toksai, kai bėgu tas 24 valandas, subėgu 240 ir užteks čia, tipo sporto meistro normatyvas, viskas, gana jau, čia būsiu viską padaręs, čia jau lūkesčiai pasiekti, viso, ir tada tiesiog eisiu, nebebėgsiu, eisiu į likusį laiką. Subėgau tos 2 km, dar liko 2 valandos ar gal 2,5, neatsimenu ten tiksliai. Ir taip galvoju, o tai ką aš čia tiek laiko eisiu, tai čia nesąmonė, ta prasme. Ir toliau bėgu, paskui iš vis atsigavau paskutinę valandą, tai iš vis labai lengva buvo, nes tie visi palaikymo šūkstai, jau žinai, kad nedaug liko, matai, kad ten, žodžių, adrenalinas užvaldė. Tai tas visas bėgimas būna toks kaip amerikietiški kalneliai, up and down. Būna sunkus momentas, po kurio ateina lengvas momentas. Ir tų momentų keičiasi, nežinau, kokius 6-7 kartus per visai būna, sakau, būna taip, kad kas čia atsitiko, atrodo, jau taip nebenori viskas, paskui vėl viskas susitvarko, tai net sunku pasakyti, kas įtakoja. Aplinka kažkiek tenai, nes buvo labai faina viena kompanija, prancūzai gal vietiniai atsinešė tokią didelę kolonėlę, jie ten visą naktį balevojo, šoko, dainavo, kaip klubelį tokį pasidarė, bet tu pro juos prabėgdamas visada nusišypsai. Tau sukelia geras emocijas, tai va tas... Ir tai paskatina nesustoti, nepasiduoti. Šiaip man labai padeda, kai šeima būna šalia. Jeigu aš 12 valandų bėgau Latvijai, tada pirmas atbėgau, iš ryto atėjo šeima, aš ją pamačiau, atrodo 100% jėgų padaugėjo ir varai savo dukrą, matai, jinai ten ploja, žiauriai. Per širdį šitas duoda dalykas. Nice, labai gražu. Tai šeima tave palaiko visi 100%? Palaiko. O dukrytė nori bėgti? Bėgti nori, jau bėgs Kauno maratone, va. Kiek metų? 3, bet 400 metrų bus vaikų bėgimas. O, kaip miela. Klausiu, ar nori bėgti Kauno maratone, ar nori eiti pas draugį gimtadienį, tai sakė, nori bėgti Kauno maratone. Nuostabu, nuostabu.
Ar per visą tavo bėgiko karjerą buvo momentų, kai norėjai mesti ir sustoti, gal pakeisti kryptį, nežinau, kitą Jo, sporto šaką? buvo. Iš tikrųjų tai būna po nesėkmių, kai tau nepasiseka, atrodo, kam aš čia tai darau. Buvo viena nesėkmė pasaulio čempionate, kai bėgau 100 km, ten tada nusiėmiau, nebaigiau. Tai irgi tada buvo tokia duobė. Bet iš tikrųjų, va tada galvojau, kad gal nebereikia man bėgti, bet paskui kažkaip po sunkių momentų visada ateina geras momentas ir visą tai praeina ir tada džiaugiuosi, kad nemeti gal to ir, nu, nežinau, aš tai iš tikrųjų neįsivaizduoju, ką daryčiau, jeigu nebėgčiau, nu, man čia yra, sakau, dabar mano visas gyvenimas, tai aš to mėgaujuosi ir tom gyvenu, atiduodu visą save į tą, grinai, visą save. O kuri nebaigta ar neįveikta distancija tau asmeniškai buvo sunkiausia? Nu, Ta tai gal- neišbėgta 24? Nu, ta tokia, visos jos nefainos, bet vis tiek gal buvo ta pasaulio čempionate, kai bėgau 100 km, vis tiek tu atvažiuoji atstovauti savo šalį ir tada realiai man trūko laiko, nes aš subėgau 100 kg, padariau normatyvą, su kurio galėjau dalyvauti pasaulio čempionate. Ir čempionatas buvo po 2 mėnesių, man realiai trūko laiko atsigauti po to pirmo 100 ir aš trauma buvo IT bendas, toksai IT bendo sindromas. Tai va, iki galo nepavyko atsistatyti, nu ir aš tiesiog važiavau, galvojau, gal bus gerai, bet nebuvo ir tada buvo sunku jo, kad nusėmiau. Tai va, būna tokių, nu, kiekvienas tas toksai, kur nesėkmė tau yra, nu, kerta per viską, per galvą, bet kažkaip atsilaikai, va, atsistatai ir vėl bandai. Ar po tų nesėkmių ieškai pagalbos iš išorės, ar viską išgyveni ir susitvarkai pats viduje tiesiog būdamas? Tai iš išorės, kad nelabai kas ir padės, iš tikrųjų, tu turi susitvarkyti pats su savo galva, tiesiog kažkaip tai pergyventi ir viskas. Ar kada nors buvo realiai baisu dėl savo sveikatos? Nu, man kaip pasakyti, kai aš dabar va ruošiuosi, bėgu po 200 km per savaitę, tai aš balansuoju ant tokios raudonos linijos, kur tarp gero pasiruošimo ir tarp traumos, nes tu realiai nežinai, nu, kada kas gali atsitikti, nes krūviai tikrai labai dideli. Ir va, aš bijau dėl savo sveikatos, ne dėl to, kad man kažkas atsitiks, nu, tarp prasme, kad kažkokia trauma bus, bet dėl to, kad man nuplauks visas mano įdėtas darbas, kurį aš ruošiausi, tarkim, ir nepavyks finišuoti, nu, nepavyks startuoti varžybose, man dėl to baisu. Ne dėl to, kad bus ta trauma aš pergyvensiu, bet dėl to, kad nuplauks visas pasiruošimas ir aš negalėsiu startuoti. Tai va, man tas labiausiai baisu. Ir realiai tu taip va, ruošiesi, kiekvienas skausmelis kažką tu pajauti negero ar kažkas tau iškart stresas. Jau atrodo prasideda kažkas, nes jau žinai, buvo ne vieną kartą visko, tai jau čia vėl, čia kažkas jaučiasi, gal IT bendas prasideda, greit ant volo, ten, nu tai žodžiu, taip tokie, sakau, baisu tokie dalykai, bet kažkaip tai va, išgyvenu ir varau ir tikiuosi viskas bus gerai. Neišvengiama dalis proceso. Jo, ne, tai traumos yra sporto dalis, kitaip be jų nebus, visada. Taip turbūt nežinau, nėra tokių, kad visą laiką, visą karjerą prasportuotų be jokių traumų ir kad ten viskas būtų ok. Vis tiek kažkada ateina momentas. Tai Ką žmonės galėtų išmokti iš ultrabėgikų apie diskomfortą? Tiek fizinių, tiek psichologinių lygmenių. Galėtų išmokti tokį dalyką, kad viskas kažkada pasibaigs. Reikia pakentėti ir viskas kažkada baigsis. Tu bėgi vis tiek, kažkada bus galas, nu ir viskas. Nu. Pailsėsi, suvalgysi burgerį, pamiegosi. Suvalgysi, nustoji, atsisėsi, galų gale, ta prasme, ir viskas. Bet būsi padaręs, ką tu gal kažkada labai svajojai, netikėjai, kad tu net gali tai padaryti. Ir viskas. Ir kad diskomfortas yra dalis kelionės į tikslą. Ir tai yra laikina. Jo. Kaip sako, kai tenai skausmas laikina, šlovė amžina. Tai va. Ir pabaigai, pas mus sekmadieniais organizuoji social run, bėgimus, paskui su atsistatymu kontrastą. Ar gali papasakoti apie tuos sekmadienius? Ar visi ten gali prisijungti, kokiu greičiu bėgat, kiek bėgat, ar daliniesi savo patirtim, pasakoji bėgimo techniką kažkokią, ar tai daugiau tiesiog pabuvimas kartu? Tai jo, bėgam, žiūrint, kokie žmonės susirinka, bėgam 10 kg, bet jeigu būna ateina silpnesnių, arba tarkim, kurie tiek neišbėga, arba bėga lėčiau, tai darom 2 grupelės, būna po 7 kg apsisuka pirma grupė, šiaip mes bėgam čia tokį ratuką, pro Panemunio Šilą į Mergelių tiltą ir toks ratas gaunasi 9,5 km kažkur.
paskui tempimo pratimus darom, einam į pirtį. O pirtį tai jau pasišnekam, padiskutuojam, šiaip kas turi daug klausimų visokių, kaip apie ultra bėgimus papasakoju, nes kiti nesą susidūrę su tokiais dalykais, tai jam įdomu paklausyti. Nu bent jau man taip atrodo, aš matau, kaip jie klauso, tai atrodo, kad įdomu. Labai įdomu, Tadai, žiauriai įdomu. Tai va. Tai super, ačiū tau už pokalbį. Kas norit susitikti su Tadu ir taip fainai pasišnekėti, kaip aš, labai laukiam jūsų mūsų sekmadienio social runuose ir pirty. Iki pasimatymo. Iki, lauksiu jūsų. Čiau. Čiau!